Sveiki! Norėčiau pasidalinti ne pirmą kartą mane sudominusio chronologo iš Archaics darbu apie biblinį pirmąjį antspaudą, angliškai seal, sulaužytą 2020 metais. Kaip panaudojus graikų kalbos leksikoną galima pamatyti tam tikras sąsajas su dabartiniais ir netaip senai vykusiais įvykiais. Taip pat mintys, kaip galėtų pasireikšti antras antspaudas 2024 metais. Bibliniai 4 raiteliai yra pasaulio įvykiai, kurie vienaip ar kitaip pajuntami, pastebimi viso pasaulio. Iš viso yra 7 antspaudai, jų sulaužimas prasideda nuo Apolijono karaliavimo. Apreiškimo knygoje 6.2 graikų vertime rašoma: Aš pažiūrėjau ir pamačiau baltą žirgą. Ant jo sėdi raitelis turintis lanką. Jam buvo suteikta karūna ir iškeliavo pirmin nugalėti ir užkariauti. 3 pagrindiniai žodžiai, skiriantis pirmąjį raitelį nuo kitų, tai baltas, lankas ir karūna. Lankas graikų kalboje yra tokson. Jis šaudo strėlėmis. Strėlės istorijoje buvo naudojamos nugabenti nuodus aukoms. Karūna graikų kalboje yra korona. Arkliai yra simbolis greitam siuntos gabenimui. Iš to gaunasi, kad pasaulinis įvykis tai sulaužytas antspaudas, broken seal. Greitai nuodija aukas tai arklys, lankas ir strėlė. Įgalina žodis tai karūna. Nuodytojus tai kurie apsirengia balta spalva. Apreiškimo knygoje 9.11, pakankamai žymus skaičius, skaitome: Ir jie turėjo karalių, kuris yra bedugnis angelas, kurio vardas hebrajų kalba yra Abadonas, o graikų kalba Apolijonas. Daugelis mano, kad yra tas pats, kas ir Apolonas, graikų dievas. Na, Pausanijus mini, kad Apolono sostas buvo pastatytas apie 6 amžių prieš Kristų. Paveikslėlyje atkreipiame dėmesį, kad Apolonas stovi laikantis lanką be strėlių. Apokaliptinis pasakojimas yra apie sulaužomus antspaudus, kad atidaryti bedugnės vartus su tikslu išleisti Apolijoną, kas buvo senovės Apolonas, šaudymo iš lanko dievas. Jo strėlės platina Marą. Pagal Homero Iliadą graikus užpuolė Apolono siųstas Maras. Pirmieji nuo Apolono juodųjų strėlių susirgo nešulius nešantis gyvūnai ir šunys. Tada pradėjo mirti ir vyrai. Apolonas gydymo, maro ir ligų dievas. Jis senovėje buvo vadinamas gydytojas. Bendra Apolono tema yra vaikų apsauga. Jo žmona buvo vardu Koronis, kaip korona. Koronis susilaukė sūnaus vardu Asklepijus, medicinos dievas. Pagrindinis Asklepijaus simbolis yra gydytojo lazda su gyvate apvyniota aplink jį. Taip jis buvo pavaizduotas gydymo mene ir jo simbolis vis dar išliko iki šių dienų kaip ženklas šiuolaikinės medicinos profesijų. Asklepijų mokė Chironas, ranka. Baltasis kentauras, pusiau arklys, pusiau žmogus. Kentaurai buvo žinomi dėl savo lanko ir strėlės meistriškumo. Hipokrato priesaika, hipo reiškia arklį, prasideda taip:
Aš prisiekiu Apolonu gydytoju. Ši priesaika yra senovinė ir šiandieninės medicinos profesijos bruožas. Apreiškimas 18:23 pasmerkimas. Tavo pirkliai buvo didieji žemės vyrai. Tavo kerais visos tautos buvo suklaidintos. Graikiškas žodis burtavimas čia yra farmakėja, nuodingų galių turinti šulinio nimfa. Tokie žodžiai kaip farmacija, vaistai, vaistininkas yra graikiško žodžio farmakėja šaknis. Farmakėja apibūdinama kaip magija, kerėjimas, okultizmas, raganavimas ir narkotikų, nuodų, burtų ar vaistų naudojimas. Jobo knygoje 16 ir 17 skyriuose sakoma, jo šauliai supa mane aplinkui, jis nutraukia mano vadžias ir nepasigaili. Jis išlieja mano tulžį ant žemės, jis plėšo mane plyšys po plyšio, bėga ant manęs kaip milžinas. Mano kvėpavimas sugadintas, mano dienos užgeso, kapai man paruošti. Perskaičius ištrauką atsiskleidžia, kad šauliai yra liga, vadžių nutraukimas yra skrandžio liga, o pačios vadžios yra arklio simbolika. Išlieti mano tulžį tai vėmimas. Sulaužo mane reiškia antspaudo sulaužimas. Bėga ant manęs kaip milžinas tai farmacijos milžinas. Mano kvėpavimas sugadintas tai plaučių koronaviruso komplikacijos. Ritualas, patterning angliškai, modeliavimas. 2012 m. Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje Londone pasirodomas su ligoninės lovomis. O tų pačių žaidynių uždarymo ceremonijoje Londone buvo parodytas Feniksas, 6. antspaudas. Įdomesnės datos viešoje erdvėje susijusios su antspaudais 2020 m. Sausio 14 dieną išeina laida Black Clover, juodasis dobilas. Debiutavo epizodas pavadinimu Breaking the Seal, sulaužyti antspaudą. Televizijos programa apie velnio sielos žodžio magiją. Sausio 21 dieną CDC patvirtino pirmąjį koronaviruso atvejį. 2020 m. sausio 24 dieną paleista daina Breaking the Seal, sulaužyti antspaudą, kurį sukūrė Ghost in the Machine, vaiduoklis mašinoje. Ta pačia sausio 24 dieną NASA Teniso kosmoso centre vyksta Apollo 1 įgulos narių atminimo ceremonija. 2020 m. sausio mėnesį garsioji statula Apollo Belvedere buvo atstatyta ir suremontuota Vatikano muziejuose. Sausio 30 dieną PSO koronavirusą paskelbė ekstremalia visuomenės sveikatos problema. Jeigu galime remtis pirmojo antspaudo studiją pagal tą pačią metodiką, antrasis antspaudas numatomas 2024 metais. Antspaudai sulaužomi kas 4 metus, sutampa su olimpinių žaidynių kalendoriumi, taip pat ir su daug kur šalyse vykstančiais politiniais rinkimais. Tai yra vadinamas raudonasis antrasis raitelis, taip pat antspaudas susijęs su antruoju žvėrimi jaunuoju buliumi. Sakoma, kad antrasis raitelis susijęs su kardu, bet graikų leksikone kalba eina apie durklą ar mažą peilį. Ir tai būtų tam tikri teroristiniai išpuoliai, kurie vyksta ir taip karts nuo karto
bet šiuo atveju gali būti aktyvuoti plačiai pasaulyje vadinami miegantis agentai ir ypač vakarų Europoje, kur daugiausiai įsileista galimai ir radikalių imigrantų. Vienas ženklų, kai prieš kurį laiką buvo siunčiami pranešimai į švietimo įstaigas apie galimus terorizmo aktus. Manau, sistema gali pabandyti vesti karantinus ir kitas laisvę ribojančias priemonės, sakant, kad tai dėl teroro grėsmės. Kad neatrodytų kaip baisus scenarijus, manau, baimė paverčia dalyvių, kas objektyviai ir pakankamai neutraliai pergyveno pandemiją, tai tiems pranašaujami tam tikri sekantis įvykiai turėtų panašiai atrodyti kaip tuo metu. Daug kas nelogiška, daug iškylančių klausimų. Šitame atskleidimo periode nepasiduoti baimė ir panikai, manau, yra vienas pagrindinių raktų ir realybė tada konstruoja tokias aplinkybės, kad toks adekvačiai savarankiškai mąstantis žmogus išliktų pakankamai saugus. Amerikiečių rašytojas Albert Pike XIX amžiaus antroje pusėje gana tiksliai išpranašavo Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karą. Taip pat Trečiajam pasaulinių, jei toks įvyktų, tai greičiausiai tarp vėlesnių antspaudų. Tai konfrontacija tarp krikščionių ir islamo religijų išpažinėjų. Ateityje tikėtina stipri agitacija už įsitraukimą į krikščionišką religinį judėjimą. Vienas pagrindinių trigerių ir epicentrų gali būti Izraelis. Dar kartą noriu pabrėžti, kad šitie pranašaujami įvykiai gali skleistis panašių lygių kaip pandemija. Daugam pasirodyti kaip surežisuota, todėl pernelyg į tai susikoncentruoti neverta tiek ir kuo mažiau apsikrauti negatyvų. Antro antspaudo pagrindinė zonos būtų Prancūzija, Centrinė Europa, Vokietija, Jungtinė karalystė, Ispanija, šiek tiek Kanada, vidurinieji rytai. 2016 metais musulmonai sudarė beveik 5 procentus Europos populiacijos. Prancūzijoje šiuo metu daugiausia musulmonai imigrantų. Paryžiuje 2024 metais vyks olimpinės žaidynės, vienas didžiausių renginių.